Sveiki, mylimieji, sveiki, gerbėmieji, sveiki, ponai, sveikos ponios. Labai trumpas išdėstymas, taip ar ne. Įsirinkit iš 4 variantų, kol dėstau pakartosiu, kad jeigu jūs abejojat kokiu nors savo sprendimu, tai tada pasižiūrėkit. Jeigu jūs ir taip žinot, kad jums puikiai pasiseks, gali tiesiog pasiųs draugui. Oho. Pirmasis variantas, turės sutelkt savo visą išmonę ir kažką tokio, jau labai neįprasto panaudot. Jūs pasieksit savo tikslą, bet tai jums kainuos, daug pastangų, proto pastangų, tokių jūsų ypatingų galių žavesio, ypatingo tokio išmanumo, apsukrumo ir jūs palenksit visus į savo pusę, žinoma, bet ne iš karto. Taip, jūs tai gausit lengvai, apie ką svajojat. Jūs tai labai nudžiugins ir ne tik jūs, bet ir visus jūsų aplinkinius. Tai irgi taip. Va dabar norėčiau pridėti, bet net nereikia bet. Jūs gausit net daugiau negu tikėjotės, bet truputėlį kitaip. Galbūt tai daiktas bus kitos spalvos, gal kitokia kaina, bet labai jūs nudžiugins. Taip, žinoma, taip. O taip. Jūs tiesiog strimgalviais pribėgsit ir pasiimsit tai, ko norit. Strimgalviais tai labai greitai, tai labai staigiai, nepaisydami kliūčių, jūs tai pasiimsit. Puiki korta.